Pernai metais šokdinę smulkutę dainininkė Irūna, šiemet šokėjas Rimvydas Černajus gavo kone dvigubai sunkesnę partnerę. Kai pamačiau mintyse, didelė moteris, ir ką dabar, sumažinsim, padarysim, išmokinsim šokti. Kitas dalykas, jis sekasi ganėtinai sudėtingai. Jinai dirba dėl darbo, aš negaliu jai pasakyti nei pusę žodžių, bet ką aš padarydavau su Irūna per 45 minutės, valandą, 2, aš čia turiu dirbti savaitę laiko dėl to. Tai vienintelis dalykas, kas mums gali pamaišyti, tai laiko trūkumas. Šokėjas priemonių ėmėsi iš karto – griežtų. Jis iš tikrųjų labai griežtas. Nežinau, norėtųsi, turbūt kiekvienas nori, kad ten ir daugiau pagirtų ar dar kažką pasakytų, bet... Nesu aš toks baisus ir aš žinau, ką darau. Galima daryti viską gražiai, bet ką tu pasakysi, gal galėtum pakelti savo rankas, tai galima sakyti rankas. Nepakelia iš karto. Tiesiog taupau laiką. Rimvydas yra diplomuotas šokių ir fitneso treneris, tad norisi tikėti, kad jis žino, ką daro. Ir panašu, kad jo pasirinkti metodai duoda vaisių. Akise gražėja ir Jurgita, ir jo šokiai. Panašėjęs, jeigu taip galima sakyti, negražiai reiškiasi žmogų, atsiranda ir figūra, jinai pradeda judėti. Ir visai kitas dalykas yra, nes iš pat pradžių jinai atsistojo šokti, jinai negalėjo nei nulaikyti rankų, nei nugaros, nieko. Buvo vieninteliai raumenys, kurie reikalingi dantims traukti. Tačiau Rimvydas sustoti neketina. Sako, dirbs tol, kol jų pora pagaliau padarys pakelimus. O kodėl dabar nedaro, ar nepakelia? Pakeliu. Aš nesu toksai ištižėlis, kad negalėčiau pakelti jos ar ką. Paprasčiausiai, kol kas tame vaizdo jokio nebus. Nesvarbu, aš ją kelsiu, suksiu ar dar ką nors darysiu. Nebus paprasčiausiai vaizdo. Atrodys, kaip 16 metų berniukas tempia 80 metę močiutę per asfaltą. Tačiau ne viskas tai blogai. Pasak Rimvydo, nepaisant visko, Jurgita turi svarbiausią savybę reikalingą šokių projekte. Ji labai stipri psichologiškai. Manau, kad jinai savo tikslus tikrai gali pasiekti. Tiek gyvenime, tiek šitam šokių projekte.